Praėjusioje laidoje pristatėme Vidos ir Algirdos Danių bei Laimos ir Arūno Senavaičių sodybas. Susumavus telefonu ir internetu gautus balsus paaiškėjo, kad jūs pirmenybę atidavėte Vidos ir Algirdos Danių sodybai. Po šios laidos paaiškės, kurios 2 iš 4 sodybų pateks į finalinį etapą. Priminsime, kad už patikusias sodybas jūs galite balsuoti trumpaisiais telefono numeriais arba internetu svetainėje www.sodovizija.lt. Šioje laidoje dar 2 sodybos konkursantės. Pirmiausia, traukiame į Ukmergės rajoną Mikėnų kaimą. Čia tėvas ir sūnus Kriaučiūnai antram gyvenimui prikėlė seną aukštaitišką sodybą. Anksčiau jį priklausė Mindaugo krikšto mamai. Po jos mirties vyras nusprendė ne tik išsaugoti šiuos 1937 statytus namus, bet ir imtis seno amato kepti duoną. Tai visą gyvenimą darė Mindaugo tėvai. Netrukus prie vyro prisijungė ir paties sūnus Nerijus. Taigi jau 1,5 metų ši sodyba kvepia naminė krosnyje kepta Mikėnų kaimo vyrų duona. Kodėl vyrų? Ogi todėl, kad moterų čia nėra. Nei Mindaugo dukra, nei Marti Nerijaus žmona ypatingos traukos kaimui nejaučia. O štai Kriaučiūnų vyrams giminės sodybos atstatymas ir išsaugojimas tapo garbės reikalu. Prieš porą metų buvo tik ko gero va šitas pastatas. Oi, būtumėte įsigandyti, sakyti. Čia kai buvo atvažiavę pas mus ir giminės atvažiavę. Sako, nieko jūs čia nepadarysiu. Ką čia durniai? Nu, nesakė durniai, bet galvo, eik, ką čia, eik. Čia viskas buvo paaugę. Aš pasakoju, a jie neklauso. Ir dabar jie ten, gal, nežinau, gal žmonėm pavydas, gal dar kažkas, jau dabar mato, kad kažkas stovi ir tai sako, nu kam jums reikia, nu kam jums to reikia. Tai neriau, kam jums to reikia? Kam mums to reikia? Gal mums ne vien tik savo reikia. Dėl žmonių reikia. Galbūt atvažiuos žmonės, galbūt norės pamatyti, kaip duona kepama. Gardžią duoną Kriaučiūnai veža miesto valgytojams. Tuos, kurie nori stebėti kepimo procesą ar patys pabandyti įsikepti savo kepaliuką, mielai priima sodyboje. Tėvas ir sūnus siekia atgaivinti kaimą, kad ne tik jie vieni, visi čia turėtų užsiėmimą ir galėtų užsidirbti. Mes galvojam, kad įkurti duonos kaimus. Čiagi Smetonos gimtinė. Ir Bauskaitė sakė, atstatyti, o kągi, 14 kilometrų. Ir atvažiuokite į duonos kaimą, duonos pyrago kaimą. Nu, ir valio, kaimas bus laimingas. Galės kiaušinį parduoti, jeigu pas mus atvažiuos, galės sviestą atnešti mazgelį. Norim atstatyti klojimą, o paskui kas bus klojime, tai gal bus ir šieno, gal bus ir klojimo teatras. 7 metus vyrai triūsia ekologinėme ūkyje, savo duonai užsiaugina grūdų, laiko paukščių, triušių augina daržovių. Nerijus buvo ištrūkęs į sostinę, dabar su šeima gyvena Ukmergėje, bet sako, niekur nėra geriau nei čia. Mane traukia žemės ūkis, man patinka dirbti kaime, gal... Sakykime, aš dirbu ir su žmonėm, atvažiuoja žmonės, ten jiems kepu duoną, rodau, kaip kepti duoną, bet man gal labiau, sakykime, kartais pasilgstu to, nu, tiesiog ramumos tos. Atsisėdi į techniką kažkokią, važiuoji, kažką darai, pasidarai. Daug Nerijaus draugų laimės ir darbų ieškoti išlėkė į užsienius. Kviečia ir jį, bet vyras nedvejoja. Čia jo vieta, o ir dabartinė veikla įdomi bei prasminga. Ir nesvarbu, kad pavargsta prie karštos krosnės, o miegui lieka vos kelios valandos. Dabar jau ir tenai sunku gauti darbą, bet man, nu, kažkaip paskambina, pasiūlys. Sako, dar nemeti savo to žaidimų iki nakties. Nu, sakau, dar ne kol kas. Kažkaip netraukia, galų galę turiu šeimą, turiu 2 vaikus jau. 2 sūnus. Tikiuosi, kad jie toliau tęs mūsų darbus. Norėčiau to tikėti. Mindaugas patenkintas sūnaus pasirinkimu. Abu jie įsitikinę, svarbiausia sodyboje gera dvasia, gera aura. Čia gera ir dirbti, ir ilsėtis. Gražinti ir puoselėti namus Kriaučiūnams padeda dar vienas vyriškis Mindaugo draugas Rimas. Jis visų drožinių, skulptūrėlių, medžio dirbinių autorius. Paklausti, ar patys ir gėlynus prižiūri vyrai, juokėsi, juk sakė, moterų nėra ir kol kas jų įsileisti nežadam. Sodybą apžiūri architektai Vitalija ir Tauras Budziai bei kitos sodybos šeimininkė Asta Mikalauskienė su dukra. Idėja, interjeras, eksterjeras, mažoji architektūra, funkcionalumas, stilistinis vientisumas – pagrindiniai dalykai, kuriuos visų paprašyta atkreipti dėmesį. Kaimiška ir labai jauku. Ir iš karto norėjusi eiti į vidų tų namelių, žiūrėti, o kas tenais yra. Tai va. O šiaip jaukumas yra iš karto įžengus į šitą sodybą. Paprasta, be jokių tokių, kažin kokios, nu, kaip pasakyti, tvarka yra visur, bet nėra jau taip viskas iščiustyta. Turiu visus labai nuliūdinti. To, kas čia yra, čia nenufilmuosi ir nepapasakosi. Čia yra aura. Tauras Budzys, Vilnietis architektas. Kūrybinis kredo, dirbu taip, kad užsakovas būtų patenkintas ir pačiam nebūtų gėda. Kas antras, čia vos ne kiekvienas rastas 70 metų.
Aš girdėjau, kaip Nerijus pasakojo apie savo tėčio krikšto mamą. Žmogus dar tebegyvas atminty. Čia yra jų idėja. Jie nieko nesugadino, ko nebebuvo galima išsaugoti. Tas yra pateista, bet pateista maksimaliai autentiškai, maksimaliai, kad nesiskirtų. Ir toliau jie taip gyvena. Tai šaunu. Pirmas įspūdis, kad patenki į tikrai nuostabią jaukę ir tikrą sodybą. Vitalija Budzienė, Vilnietė architektė. Kūrybinis kredo gyvenamos aplinkos, estetikos ir komforto harmonija, grožio ir patogumo vientisumas. Ir kai matai, atrodo, viskas išdėliota taip, kaip ir turi būti, taip, kaip reikia. Sužavėjo, ko gero, autentiškumas. Nors yra ir tvarkyta, pertvarkyta ir visa kita, bet atrodo, kad tai yra autentiška, nes dvasia visa palikta autentiška. Tie stogai, taip, bet tai Nerijus pasakė, pasirodo, čia didelė problema. Jie viską daro ant autentikos, ant tų senųjų amatų, kad kuo labiau išlaikyti tą senovę, o kai prašo finansavimo, tai jiems sako, kad tokių stogų kaip Gonta ir Skiedros nefinansuojam. Šiferį galim finansuoti, skardą galim finansuoti, Gontų ne. Nu, tai jau gal ne mūsų. Klausimas šitas. Tai vienintelis daiktas, kas truputį kliūna. Čia dvasia yra dar ir tuom, kad ir estetiškai iš tikrųjų čia nėra nieko sugadinta, jeigu taip galima sakyti. Visa tai, kas yra daryta, yra iš tikrųjų žinota, ką reikia sodinti, kas senoviai buvo. Ir aš tiesiog negalėčiau pamatyti kažkokio pasakyti daiktelio ar viduje, ar kur, kad yra tai, kas nereikalinga, kas netiktų. Ir puikiai, liaudės menas puikiai čia dera. Savo daro seni medžiai jau, ne, kurie išdygė, užaugė. Kažko naujo daryti, man rodo, šį viskas natūraliai yra užaugę ir kas natūralu, tai tas ir gražu. Tai aš irgi duočiau 10 už aplinką, nes, man patiko. Kai būtų tiesiog parodyti galima, kaip reikėtų daryti. Iš ko reiktų mokytis, kokia tikra sodyba turėtų būti. Jeigu mes matysim ten keletą kažkokių niuansėlių, kas dar dabar yra padaryta, bet visumą karkasą matyti šitos senos sodybos. Kad ir toks dalykas, kai mus ten pasitiko laukinė obelis, nuostabaus gražaus dydžio. Toliau gal iš karto atrodo, kad tai yra tiesiog pasodintos kažkokios liepos, o tuo tarpu tai yra apsauga vaismedžių sodui, kurį tik vėliau pamatai. Tokio aukščio tvorelė, kada paskutinį kartą kas nors matė? Aš įtariu jos vienintelę funkciją, tai kad vištos neiškapstytų gėlių. Vištų jie neturi, bet kalakutus turi. Bet ta tvorelė tai autentiška, tokia kaip yra. Čia žemutė, ten jau aukštesnė, ten tiek daug, nežinau, gal nuo ožkų, nuo avių, dar nuo kažko tai reiškia. Ne, jos buvo ir jos turi būti. Ir tai nėra keista, nes čia ir buvo atitveriama. Ir nuo gyvulių, ir nuo vištų, ir sodas. Ir jos turėjo visada savo kažkokią ypatingą funkciją. Ir pasižiūrėkit, jos išmintingai veda tos tvorelės. Jos sugalvotos yra ne šiaip bet kur. Gražu. Ir tas būtent, kad jos ne aukštos, o mažytės, tai atitinka santykis tarp namo ir tos tvoros, ir medžių, ir visko. Labai gerai. Tai kiek rašom? 10. Takelis akmenim grįstas. Šulinys po šiai dienai naudojamas senas. Jūs matėt, kad ant to stulpo kabo Balzako citata? Ir kaip tai nebūtų keista, jinai labai tinka, reiškia, Lietuvos kaime. Prie įvažiavimo. Vienoj pusėje beržas sodintas tą dieną, kai šitos sodybos šeimininkai tuokėsi. Keisti tai nieko nekeičiau, bet kažkur tai norėčiau prūdo. Ta prasme, vandens telkinio. Nes kaip čia žiūrisi, nesimato jokio nei upėliuko, nei ežerėlio. Po tos trobėsius pavaikščiau. Čia kur duona kepa. Kvepia. Ten užėjom. Ten jie kepa bulvių košę. Man ir žmona, ir mama, ir močiutė virdavo. Jie kepa, bet irgi kvepia ir labai skanu. Viskas čia persisunkė tiek iš lauko, tiek viduje ta dvasia ir tai yra didžiausias pliusas, koks be gali būti. Čia iš tikrųjų yra labai gražiai išlaikyta. Ir iš tikrųjų tie daiktai yra tokie. Ir kai kurie, sakykime, ten 50, ten 60 metų senumo. Iš tikrųjų, pagal tą laikotarpį, kada ta sodyba jau šiek tiek, reiškia, klestėjo. Ir labai stebiuosi, kad tai vyrai turi tokį estetinį pajautimą. Galbūt tos landinės, čia net ne landinės, čia tie visi drožiniai, galbūt jie autentė buvo truputį kitokie, bet čia jie nėra kažkokie tai baisiai sustilizuoti, kampuoti ir taip toliau. Viskas daroma, skaitant, kad tai dar daroma pačių rankom, reiškia, tai daroma tikrai su meile, su skoniu, prisilaikant tų senų tradicijų.
Todėl taip ir lėtai, bet užtat gerai. Idėja 10, be abejo. Man patiko. Žinoma, 10. Netgi su pliusu. Už idėją 10. Už eksterjerą. 9. Nu, negaliu aš sakyti, kad 10, kai tas stogas, supranti, toks žalias ir toks visas, nu, aš suprantu, tai ne žmonių kaltė, bet čia, žinai, kaip pamečiau sąsvinį. Nu, kaip ir nekaltas, bet namų darbų tai nėra. Aš sakyčiau, man tai patinka. Jeigu čia atsitiko kažkokių niuansėlių, kada reikėjo pakeisti seno namo stilistiką, čia padidėjo, reiškia, nu, tai reikėjo padaryti. Norint turėti vis tik tokį verslą, atgaivinti seną duonos kepybą, jie turėjo turėti, kur rankas nusiplauti ar kažkokiu ten senmazgų ir viso kito. Netgi šitoje vietoje galima atleisti, kad atsitiko tokių dalykų šiek tiek. Tai kiek rašom? 10? Mažoji architektūra. 10. 10. Stilistinis vientisumas. 10. Gal kažkiek dar trūksta, bet nu, galim sakyti, kad yra. Bandoma išlaikyti, nes kaip ir sakė šeimininkas, tik tai 2 metai kaip čia tvarkosi, tai aš manau, kad dar porą metų ir jau tada bus iš viso viskas gražu vientisa. Tai kiek rašot dabar? 9. Kai sakė, atvažiuosim į duonos kepyklą, manau, elektrinis malūnas stovi, tam dirkš, reiškia, ir konvejeris, ir tuk. Ne, čia pasirodo, į dieną, jeigu dideliais tepalais skaičiuoti, tai maksimumas yra 10 tepalų. Tai mano galva, turbūt nepragyvensi iš to. Bet tikrai žmonės šaunuoliai žino, ko nori, pagaliau tas pats labai ten aiškiai parašyta, reikia pradėti eiti. Žino, ką nori, tą ir daro. Su tokiu ryžtu, entuziazmu šitaip tvarkyti, nes ir jie tai daro iš savo vidaus. Matosi, kai jiem tai patinka. Tokio džiaugsmo, ką jie daro, užsikrėtimo, kepti duoną, žmonėm daryti gerą, šiaip tvarkytis ir tą tokį, nu, vat, kaimietišką stilių laikyti. Tai va šito linkiu labai, labai. Man čia tikrai labai patinka. Nu, čia ta dvasia jaučiasi. Sėkmės ir dar kartą sėkmės. Taigi Kriaučiūnų sodyba sužavėjo ir architektus, ir ponę Astą, vertinimai patys geriausi. Toliau keliaujame į Molėtų rajoną, į Mikalauskų sodybą. Netrukus po reklamos matysite. Kiekvienas turi savo idėją. Aš idėjų daug turiu, bet tokios neturėjau. Aš nors ir buvęs mieste, bet daugiau likau kaimietis. Čia idėja yra kokybiško poilsio kaime. Tai, kad sutvarkyta yra jau, sakykime, ir nebe kaimo augalais, ir visa architektūra yra ne kaimo. Miesto kultūra taip pat veržiasi kaimo. Bėda tame galbūt, kad mes čia visko matom per daug.